Sveiki! Šiandien kalbėsiu apie internetinės parduotuves ir jų prekes. Labą dieną! Ar galėtumėm pasikalbėti apie internetinės parduotuvės? Taip. Na, ar jūs lankotės internetinėse parduotuvėse? Jo, lankausi. Taigi, ar jums labiau patinka lankytis internetinėse parduotuvėse ar prekybos centre esančiose parduotuvėse? Na, man labiau patinka iš tikrųjų lankytis prekybos centre esančiose parduotuvėse. Nu, bet vis dėlto lankotės ir internetinėse. Taip, lankausi. Taigi, o kokiose jūs būtent lankotės? Otto.lt arba ims.lt. O kuri jums iš jų labiau patinka? Otto.lt, nes kaip man tiesiog ten yra daugiau rūbų ir pagundų nieko. Na, o tai jūs niekada nesate nusivylę kokybę? Ne, aš kokybę nesuvylę. Man ten visai. Nu va, kaip gerai, sužinote, o yra buvę taip, kad kaina atrodo šiek tiek per didelė už kokybės visus reikalavimus. Na, kaina, ne, man niekada nėra taip. Aš sakau. O yra tai buvę, kad jums atvežė ne tą prekę, kurią jūs užsisakėte? Ne. Kaip jums gerai. O yra buvę taip, kad, sakykime, jūs užsisakėte prekę pagal nuotrauką. O tą prekę atvežė visiškai kitokią, negu jums buvo pavaizduota. Ne, man iš tikrųjų nėra tai, nes aš sakau, kaip retai perku. Gal kokius 3-4 kartus esu pirkusi, tai man kaip nėra dar tai. Na, tai ačiū už pokalbį ir visą gerą. Labą dieną! Ar galėtume pasikalbėti apie internetinės parduotuvės? Taip. Ar jūs lankotės internetinėse parduotuvėse? Taip. O ar jums labiau patinka internetinės parduotuvės ar prekybos centre esančios parduotuvės? Na, man labiau patinka internetinės parduotuvės. Taigi, o kokios yra pasirinkimiausios? Amazon.lt ir Pigu.lt. O kuri pati mėgstamiausia iš jų? Gal Amazon.lt. O yra buvę taip, kad jums atvežė brokuotą prekę? Taip, kad buvo brokuotą prekę. Aš nusipirkau brokuotę, man jas atvežė skrydžiu. O yra buvę taip, kad, sakykime, jūs užsisakote prekę pagal tą prekę. Žinote, nuotrauką kaip būna pagal. Ir pagal nuotrauką buvo visiškai kitokia prekė. Na, va, tai buvo maikė. Aš užsisakiau geltoną maikę, o man atvežė raudoną. Nu, va. Nu, tai ačiū už pokalbį ir viso gero.